Sveiki, čia Gintaras Sakulevičius, mano blogas internetinismarketingas.com. Šiame trumpame video vaizdelėje aš noriu parodyti vaizdžiai, ką aš galiu pasiūlyti savo blogo skaitytojams ir šio vaizdelio žiūrėtojams. Tai yra tai, kas yra vadinama affiliate marketing. Ir dabar aš esu viename iš savo blogų, kuriame yra taip vadinamas affiliate link. Tai yra mano referalinė nuoroda į puslapį, kuriame yra parduodama skaitmeninė produkcija. Taigi tie žmonės, kurie ateina į šį puslapį, jeigu jie susidomi, kas čia yra rašoma, nukeliauja į apačią, pasižiūri, paskaito ir apačioj yra nuoroda ir yra parodyta, kur yra produktas. Kadangi čia yra keletas produktų, aš įdėjau bendrą hop link, kuris veda į puslapį, kuriame reikia pasirinkti tą produktą, kuris domina. Taigi dabar paspaudęs ant šitos nuorodos, aš pakliūsiu į tą puslapį, kuriame yra produktas. Kaip mes matėme paveikslėlėje, mums reikia paspausti Business English Lessons. Ir čia mes turime tokį sales copy. Mes jo neskaitom, kadangi aš jį jau atmintinai žinau. Keliauju į pačią apačią ir toje apačioj bus mygtukas, kurį paspaudęs aš galėsiu tą produktą nusipirkti. Dabar aš užpildysiu savo kortelės duomenis. Tuo tarpu vaizdelį sustabdysiu, o paskui tęsiu toliau. Taigi duomenis suvedžiau. Ir ką aš dabar padarysiu, tai spausiu mokėjimo mygtuką. Bet prieš įvedant savo kreditinės kortelės duomenis ir asmeninius duomenis, visada labai sveika pasižiūrėti, kad svetainės adresas prasidėtų HTTPS ir kad būtų saugumo sertifikatas išduotas tai svetainiai. Čia matom, kad su šita svetainė yra viskas tvarkoj. Galim patikrinti, paskaityti daugiau informacijos. Taigi pirmiausia, aš pasižiūriu, ar viskas čia yra gerai su saugumu ir įsitikinęs, kad svetainės saugumo reikalai yra tvarkoj, spaudžiu mokėjimo mygtuką. Aš patekau dabar į Thank you page, kur autorius man dėkoja už pirkinį. Ir galiu čia skaityti, galiu neskaityti. Esmė yra ta, čia dar yra kažkoks papildomas pasiūlymas, jis ko gero manęs nesudomins. Gerai, jis manęs nedomina. Ką aš padariau? Tai aš dabar gausiu į savo elektroninio pašto dėžutę laišką, kuriame bus nuorodos, iš kur galima atsisiųsti tas pamokas, kurias aš ką tik tai nupirkau. Tačiau šiuo atveju mus domina ne pamokos, o ką aš gavau už tai, kad pardaviau šitas pamokas. Faktiškai aš jų nepardaviau, aš tik nukreipiau lankytoją, šiuo atveju pats save, į pardavimo puslapį. Aš paspaudžiau nuorodą, kuri yra mano bloge, savo affiliate link ir pakliuvau į svetainę, kur pirkau skaitmeninį produktą. Kadangi šitas produktas buvo parduotas per mano nuorodą, aš už tai turiu gauti kompensaciją iš autoriaus. Taigi čia mes dabar esame mano affiliate account ir va čia yra tokia vieta View Download Earning Report. Čia mes pamatysime mano uždarbį. Šiuo atveju buvo pardavėjas Effortless English LLC. Paliekam kaip yra ir spaudžiame View Sales. Ir dabar mes čia tuoj pamatysim tą pardavimą, kurį aš ką tik tai padariau. Taigi čia galime pamatyti pardavimą. Dabar čia yra bendras pardavimų kiekis, suma parduotų prekių ir mano uždarbis parodytas. Per tam tikrą laiką, šiuo atveju per mėnesį. Tačiau kas mus dabar domina, tai yra paskutinis pardavimas. Štai, 11 metų, 2 mėnesio, 7 diena, 5:39 Arizonos laiku. Čia matome Arizona Time. Ir dabar, kad įsitikinti, kad dabar iš tikrųjų yra šita diena ir šitas laikas, mes tiesiog nukeliausime į Google, surinksim taip, today's date.
Štai matome, kad šiandien iš tikrųjų yra February 7. Kitas būdas įsitikinti, kad tai yra tas laikas, kuris yra. Pasižiūrėsime world. Taip. Nemoku rašyti. World's time. Šitaip. Taip, mes čia turime dabar laiką. tą laiką, kuris yra šiuo metu. Aš nežinau, koks ten miestas, tiesiog surinksime Arizoną. Ir matom, kad dabar, šiuo metu, štai čia yra parašyta, yra pirmadienis, vasario 7 diena ir Arizonoje, visuose Arizonos miestuose yra 5 valandos 48 minutės. Grįžtame atgal į pardavimus ir matome, kad pardavimas padarytas 5:39. Taigi, 5:48 laikas dabar ir 5:39 buvo padarytas pardavimas, kurį aš jums ką tik pademonstravau. Ką aš už tai gausiu, štai čia yra parodyta. 33,50 Jungtinių valstijų dolerio. Vienas pardavimas 33,5 bakso. Tai ir yra affiliate marketing. Tai yra tas internetinis verslas, kur aš neturėdamas ką parduoti, tačiau mokėdamas rašyti, galiu parduoti kitų žmonių skaitmeninius produktus ir gauti už tai kompensaciją. Kompensacija čia yra nei didelė, nei maža, lygiai 50%. Pardavimo suma $67, kuriuos aš sumokėjau, 33,5 man grįž. Vadinasi, man šitos pamokos, kadangi aš jas pirkau per savo paties rekomendacinę nuorodą, pusę sumos man grįž. Tai ir norėjau pademonstruoti, kaip tai vyksta. 8 pardavimai per mėnesį, įskaitant vieną pardavimą savo pačiam, tai nėra baisiai daug. Todėl gali kilti klausimas, ar čia yra viskas, ką aš sugebu. Pasižiūrėkim kitą pardavėją. Speak more clearly. Taip, dabar matom čia, kad nuo sausio 7 2001 metų iki vasario 7 2001 metų yra 34 pardavimai. Jau truputį daugiau. Ir pavyzdžiui, būna tokių dienų kaip 4, vasario 4, 1, 2, 3, 4 pardavimai vieną dieną. Kartais žmonės, kuriems produktas nepatinka, juos grąžina. Tokiais atvejais aš negaunu nieko. Taip pat yra produktų, už kuriuos nėra mokami komisiniai. Kaip pavyzdžiui, šitas labai geras produktas Private Coaching with Esther. 120 svarų, labai būtų geras uždarbis, tačiau šitam produktui nėra affiliate program ir mano uždarbis čia yra lygiai 0. Tačiau čia ne apie uždarbius, čia aš rodau tik tiek, kad norint dirbti, norint mokytis, galima parduoti ir daugiau negu 8 produktus per mėnesį. Taigi pamatėme, kaip yra uždirbamas pinigas. Dabar kažkas gali pasakyti, kad uždirbti yra viena, o gauti pinigą tai yra visai kas kita. Todėl dabar keliaujame į mano pašto dėžutę ir pasižiūrėsime, ar mums tas pilietis siunčia kompensaciją. Ir matom, va čia yra keletas jo laiškų. Matome 1, 2, 3, 4 sumą, čia yra great job. Atidarom pažiūrėti, kas tai yra. Ir matome, kad dar paveikslus galim įsijungti. Tai yra faktiškai laiškas iš PayPal. Ir matome, kad Effortless English atsiuntė mums kažkokią sumą pinigų. Jie siunčia kas mėnesį, priklausomai nuo to, kiek jums pavyksta parduoti. Taigi, matome, kaip veikia šita sistema. Jeigu jūs domina detalės, kaip galima uždirbti pinigų internete tokiu būdu, ateikite į mano blogą, jis vadinasi internetinismarketingas.com ir užsiregistruokite į nemokamą online kursą Pinigai internete. Kaip uždirbti. Jūs gausite instrukcijas žingsnis po žingsnio, kaip yra uždirbami pinigai tokiu būdu, kurį aš jums ką tik parodžiau.
Tai yra, kaip yra daromas affiliate marketing. Čia buvo Gintaras Akulevičius, internetinis marketingas.com. Sėkmės ir iki kito karto.